Sveiki, gyvi, kas geresnė? Ką jūs gera kolegos? Trečiadienis, 23, rytoj Joninės, rytoj mamos gimtadienis, bet aišku šiandien išvakarę švęsim gimtadienį. Ir ką aš vėl garažė? Dar tik ryts, aš atsikėlęs, iškart pramerkęs akis bėgu pas pirdą. Antiek ta pirda mane veda iš proto, kad nespėjau pramerkti akis, apsirengiu, įsimaudau, prie pirdos stoviu. Beta vaikštos. Ir važiuosiu dabar protestuoti pirdą, žodžiu, kiek aš begaliu. Reguliuoju vožtus. Vakar važiavau naktį, sureguliuoju vožtus. Nu, man vis tiek nevažiuoju taip, kaip turiu važiuoti. Dabar biškį adatą pakėliau per vieną dantuką. Žodžiu, jeigu nevažiuos, načiurt. Važiuosim tiesiog taip, kaip važiuoji, suges toj kelioniai, nesvarbu. Ir kas dar pasunkėmi yra? Baseins. Ir norit pažiūrėti, koks pas mum yra? Joniškė Vando koks. Bet čia dabar nežinau, galbūt žinokit, kad jau Vando bus gražus, todėl ką vakar kliorkos čia visko pripylėm. Bet pažiūrėsim. Šūt čia tau gražus. Šūt čia tau gražu. Va, žiūrėkit, Joniškė vandenis. Čia iš krano leis Vando. Čia iš dušą. Grinai pajungiam, va, šlangą prie dušą. Čia dabar biškiai galėjau biškiai skaidresnis, nes matos, va, tie. Bet vakais būtumėt pamatę. Mes tiesiog nekaltai nusipirkom baseiną už 30 eurų. Tas baseins man dabar stovi jau virš 120 eurų. Nes vakar kliurka 20 eurų. Kažkoks fluorohids, ten 10 eurų. Filtrus važiavom pirkti, nes galvojom, gal filtrą reikia filtruotas tas Vanda. Nei tas čia nepadeda, čia žodžiu tiesiog Joniškė vandenis. Karočią, bandau su tą pirdą pralėkti. Pakuriu, važiuoju, dar iki Beta gal bus kažkur ir pažiūrėsiu, kaip važiuoju. Pyzė, koks aš debils. Kur yra akumuliatoriai, tie, žinot, maži tokie, kur suki varžtą, kad prisisuktų toks kaip veržlė, bet ten kvadratinis. Vakar kaime pamečiau ant skaldos, kai ėmiau akumuliatorių. Vakar vėl nešiau į kolidorių krautą akumuliatorių, vėl pamečiau vėl. Ai va, žiūrėk, viens čia, antrą radau. Ai, viskas gerai. Svarbu, nereikėjo laukiai ieškoti. Ne, man reikia kavos atsigerti, nes nieko nebus. Į tą membraną pamiršau įdėti spyruoklę. Vėl ardyti reikia. Ir grįžti mano betulė. Parein, sportininkė. Viskas trykšt pas tave. Labas rytas. Pabandau Ne. Važiuoju kavas. Ne, nusipėsiu eikti. Pakurt norėjau, akumuliatorius net neįdėts. Važiuoju labai atsargiai. Iki kavos. Kai kavą atsigersiu, jau galėsiu važiuoti normaliai. Va. Visi nuotaikos geresnės. Kofeiną gavau. Pusryčiai padaryti, sviestą niuchinas jau musėt pasienęs. Ne, aš taip vostu, aš viską vostu. Ai, tu viską vostai. Tie pavosti iki mane. Ne, neapsimoka. Tu čia grikis valgysi? Ja. O man va. Buterbrodai 2. Skaniai. Gerai. Nežiūrėkit, kaip valgau. Prašyčiau. Nes mūsų yra tuščias. Todėl, ką be esmė, kažkada buvom nuvažiavę apsipirkti. Apsipirkam ten, kas skaita bagotai. Nu, apsipirkam, žodžiu, pusę šaldytuvo išmetė. Tai tiesiog nusprendėm, kad jeigu kažko reik, tai nuvažiuoji ir nusipirki. Negu prisiperki pilną vežimą, prisikrauni čia tą šaldytuvą ir po to viską išmeti. Taip, nes mes dviesiai nieką nesuvalgom. No. Mes tik suvalgom, nes mes faktiškai namuose nebūnam. Va, tam ir esmė. Mes namuose nebūnam. Čia viskas pasenst tam šaldytuve. Tai va. Dar geriau, pas mumis dinga Vando. O aš kaip tik noriu eiti dušą. Ir nėra vandens. Reik važiuoti kitur maudytis. Atvažiavam į kaimą įsimaudyti. Nu, aš jau įsimaudęs, Beta tik neįsimaudžius. Atvažiavam ieškoti vandens. Toks jau gyvenimas. Katinai leidžiam pavalgyt. Eik paėsk. Tu supakuot. Ne, aš įsimaudyti.
Žmonės sakė, labai patinka, kai tu pakuoji, aš kai pakuoju, sakė, net nenoriu dėtis to kapuką ant veidrodėlę. Žiūrėkit, ką mes darom, kad katinas neįtų į garažą. Tokį baslį dedam, nes jis mėgsta ant viso rankinų šakinėti ir atsidaryti duris ir įeiti. O mes jo neleidžiam čia, tada, kai jis laipa ant mašinos. Pas jį yra va tokį mada. Tik mašina, jis turi užlipti ant jūs ir apvaišėt ją, o kai lip žemėn, su nagais. Čia buvo mano mersas visas yra nudraskyts. Ir šiokios tokios naujienos dėl Mustanga. Bet aišku, norit sužinoti kažką daugiau apie jį, nu tai turite eiti pro Nuėjys kanalą. Čia tai jau tikrai nežinosit nieko. Turite ten pasiekti kanalą ir sužinosit visas naujienas. Tai vat, tuoj mama grįž, duos raktus, nes nepasiėmiau raktų. Nusimaudysim ir tada 3 valandą turim būti Šiauliuose pasimti RS-kę. Pyzė nesu gyvenime važiavęs su RS, šiaip nesu Audi fans, bet jaučiu pažiūrėjęs su RS3, tapsiu Audi fans. Pasirodo, pas mums vandens nėra, nes ten tvarko, keičia naujus vamzdžius jau. Žinot, ką mes galvojam su Beta? Mums skambina kaimynas, sako, kad tipo tie meistrai matė jauną kaimyną baseiną vandenį. Mes žiūrėjom, kad pas mums nieks nebuvo atėję į kiemą iš vis, nei per kamerą matom, kad nieks nebuvo atėję, dabar esam išvažiavę, nei vakar, nieks negalėjo ateiti pas mums pamatyti. Jie pamatė per Instagramą story, kad pas mums koks tas vanduo baseinė, šiandien jau vamzdžius keičia naujus. Tai reiškia, reikia dažniau kelti istorijos, kas yra negerai. Deginu kojas vilinu. Deginu kojas, važiuosim iki namų, šiandien 7 valandą jau reiks pas mamą rinktis, kubils bus, kubilę maudysimės. Na žodžiu, pašvėsim, pasibūsim. Varau su babuška namo. Babuška, babuškienė, babuškinė, babuška. Babuška, babuška. Dabar važiuosiu ir centre specialiai užgėsiu. Beta turės išlipti su skafandru mane stumti. Tau bus gėda. Mane bus gėda, mane perpūst ką. Ir bus gėda su skafandru. Nebus gėda. Būsi skafandrinė. Babajus būsim, babajus. Pažiūrim iš visą ant starterių užsikurs nuo svako akumuliatorių šiaip krūvų visą naktį. Tai palei viską turėtų užsikurti nuo starterė. Jeigu taip nebus, reiškia akumuliatorius jau miręs. Žiūrim, čia kiniečiai turi va gazelės pirmą duoti. Duodi biškį džiazą. Ir bandai kurti. Pasvajok. Su koja to išdriočinsiu. Kas čia Kal? Kal Motors. Kodėl jis užgesa? Ne, aš galiu pasakyti, man mašina daug lengviau kažką daryti, negu su pirdom čia žaistės. Kodėl jis užgesa dabar? Palaukit. Ok, supratau. Biški reikėjo apsukas padidinti. Laisvas apsukas. Labai jau žemas buvo užtat ir užgesė į klaksėją, nes ten dabar pakėliau biškį apsukas. Tai jau geriau dirb. Reikia testuoti, važiuojam ištestuoti. Nu nevažiuoji jis taip, kaip tur važiuoti. Galit kažkas, kas nusimanot, pirdom paaiškinti man. Vožtų įsireguliuoti, įsiurbims 0,05, išmetims 0,06. Karburatorius purkštuks tas main jet įdėts 8,5, na. Kame bėda? Žiūrėk, norit parodysiu filtrą.
Čia baseiną vandą, kur yra iš kraną čia vandą. Parodysiu filtrą patį viduje kasetę, kaip atrodo. Pasiruošę? Tuoj turim ištraukti šitą iš rozetės, kad manęs nenutrenktų elektrą. Nu, žiūrėkit dabar. Gražykitės grožių. Ištraukiam. Atsukam. Aišku, be apsitaškimų neapseinam. Žiūrėkit. Va čia yra vanda, tai įsivaizduokit, jeigu mes arbatą, kavą kaistumėte, kaldūnus virtume ar beleką su tokiu vandeniu. Žiūrėkit į filtrą. Pažiūrėkit. Tai žinau, aš jau pripratus, nes aš kiekvieną dieną turiu tualetą, vonę valyti ir paprastas chemijas nepadeda. Bet pakabam apie tavo kelnikės, kur daug kas man rašė, iš kur gavai tas kelnikės. Ja. Čia kur reklamą darėm, kur man basanoškės paėmė. Ja. Sabanoškės. Čia tipo tigras. Tigras šiandien, aš tigras. Leopards. Parodyk savo trisiukiukus. Ką? Girdėjot? Parodyk savo trisiukiukus, sako. Ne, nu iš vis iš berezumijai. Ne, šiandien jau tikrai baigta su pirda. Pažiūrėkit nuo duslintuvą, kaip nusideginau. Žiauriai dabar. Visi garažą uždarau. Ilsėkis ramybėj, negali matyti aš tos pirdos, nebenoriu net žyti. Nervus išėdus tiek. Baisu. Opa, pažiūrėkite mano princesą Mamacita. Ir tada nuo jūs ubagasita su nupuvusia koja. Pažiūrėkit, kaip čia baisiai. Pažiūrėkit per kamerą. Čia da plaukai tokie sukuri padarė. Bais. Bet kodėl tu ubagisita esi? Tada kažų. Obaks velnių. Obagė tų velnių. Siemiau tokią kremą. Gelis čia savo žaizdai gydyt. Iš tėvų. Ir skambina mum iš Joniškio vandenų, įsivaizduojat. Paskambina, saka, norim už tokį vandenuką šiokią tokią kompensaciją jums padaryti, pripildyti baseiną, bet tai, kad būtų atveš švaraus, skaidraus vandenuką. Pripildys baseinuką. Po joninių, aišku, nes dabar jau šiandien viskas gimšas mum, rytoj joninės. Tai po joninių atveš skaidraus vandenuką. Ir sakė, vamzdžiai bus pakeisti. Viskas greitai įvyka. Stebuklas. Nu, jis persirengė dabar jau 2 kartus. Jeigu manęs reiktų laukti 10 minučių arba aš eičiau ir persirengčiau dar 2 kartą. Kiek kartų persirenginėjai dabar? Maikytis jau pasikeičiau. 2 ir gerai, kad vieną šlapį, nes būtum 3 kartą persirengęs. Tai reikia įst aprangą į dieną bent 100 kartų. Ja. Toks gyvenims. Važiuojam jau į Šiaulianskus. Aišku, kai tradicija paėsti gerai, nors vakarė bus daug ėdalo prie stalo, bet, nu, burgeriuką tikrai reikia šauti su... Burgeriuką. Einam į Kankaną pavalgyti ir mes iš tikrųjų jau esam su mašina, bet dar nerodom jums, nes pirmą reikia pavalgyti, nes labai pilvas skauda. Teisingai sakau, tigras mano. Jin dabar pikta ant manęs, nes aš užrėkiau ant jos, kai aš spaudžiau gazą, jin reikia man baig. Aš sakau, ką, aš negaliu išbandyti, žodžiu, susipykom. Tai dabar susipykę esam. Žodžiu, užsisakiau aštrias sriubas į vištienos, o Beata tik sriubas, nes ji nori sušių. Ir dar važiuosiu sušių. Banzai sushi. Dabar šiuos visą laiką valgom banzai sushi. Nesenai atsidarė. Skanus sushi. Skanus. Labai. Jūs laukit, kol mes pavalgysim, parodysime reskę. Laukit, ne? Tada laukit, nes tada ilgai valgysim. Žiauriai karšta, va tos sriubos. Karštis muš koks 30. Ir da kepsnę laukiu, ilgiausiai. Aš nieko nebelaukiu. Baibis jau pavalgęs, viskas, dabar sušių. Važiuosim į kitą galą Šiaulių. Reklama. Koks kvaps? Aš galvoju, kad šitie manome gerai. Nu. O koks kvaps? Aš galvoju, kad... O, hebrytė, mes jau Joniški, viskas. Norite matyti automobilį? Žiūrėkit. Audi RS3. 2,5 litrą, benzas.
400, kur čia atsidara, į kolegos. 400 arklį galių. RS. Žinokit, jin sveria toną 600, tai kai paspaudi gazą, realiai nevaldoma mašina. Čia turim betą, sušius valga. Skanaus. Ačiū. Skanaus. Ir kol grįžam iki Šiaulio, iš Šiaulio, kol grįžam į Joniškį, žodžiu, pas mane šypsena vis dar nein nuleist. Nes tik paspaudė gazą, žodžiu, dantis geltoni šviečia. Nuo šypsenos. Pažiūrėkit. RS visur, žodžiu, visur RS. Žiauri, sėdynės. RS dar kartą paminėsiu. Čia visur gražu žiūrėt. Bet čia ne salone. Ir niekam čia esmė. Čia esmė yra kaip jin važiuoji, jūs neįsivaizduojat. Žiūrėkit, paduosiu betai kamerą, jin biškį atsuksi galą, išgirsit garsą. O aš dabar laukiu, kol pavalgys sušiu, nes noriu toliau važiuoti. Parodysim, kaip važiuoji. Ir važiuosim į gimtadienį. Dar greitai vieną tiktoką iššausiu, nu kur su tokia mašina neiššausiu, nei istoriją, nei tiktoką. Nu, taigi mes tiktokeriai esam, turim iššauti tiktoką. Tai tuoj pavalgys, žodžiu, reikia palaukti. Nu, žinokit, kol beta pavalgė sušių, kol nufilmavom tiktoką, jau praėjo nemažai laiką. Bet tuoj biškį parodysim maždaug kaip važiuoji, nu bent sekundai. Baig, viskas! Neįmanoma su beta pavažiuoti, nes visą laiką yra baig, viskas! Aš negaliu. Čia monstras, ne mašina. Žodžiu, mes jau viskas, kebra. Šutinam į gimtadienį, sustinkam rytoj, dar prateisim vlogą, vis tiek šiandien šio neditinsiu, tai dar iš čia tojus kažką įterpsim. Labiau papasakosiu apie šitą audinę, nes jin man labai patinka ir ypač betai. Nes jin yra labiau moteriška tokia dailė. Tai čia tau, įsivaizduoju, kokios oranžinės spalvos. Sportinės, tokios su juodais ratais. Ja, būtų žiauriai gerai. Nu tai labas rytas, jau 2 dienas praėjo. Kimarinam, laukiam, kol bratkis atvažiuos pasiimti, nes reikia važiuoti mašiną pasiimti iš po švenčių. Pažiūrėkite, mano kojos pasiekmės pirdos. Kokia baisuma. Tai aišku, reikia kvėpuoti kojai. Čia kraujas pradėjo? Čia kraujas, pūslės, viskas, čia sproginiai tiesiog. Plyša, ne? Plyša. Eina savo, fui. Reikia dabar su tepalu antibiotiko patėti. Prakeikiu pirdą. Prakeikiu. Mini bėda. Įkrita kibirs į vidų. Į šulinį. Ką dabar daryti? Jis da metalinis nuskenda jaučia, ne? Tie. Reik naują kibirą. Ir čia ne vien mūsų tas kibirs. Čia visi dalinamės tuo šuliniu. Įkrita į vidų. Tuoj da kamera įkris. Tai ko dabar daryti? Laikyk. Einu iki kaiminėlį. Eik. Atvarėm prie Joniškio baskės. Pažiūrėkit, pavėsinės visas remontuoji. Nebėr stalą. Visur čia darys takelius, minamus. Žodžiu, Joniškis auga. Ir žiūrėkit, ką gavom. Semkų dėžė. Jeigu prisimenat praeitam vidose, kai su ketrašiais buvom, ištraukiu tiesiog iš bagažinės jas semkas. Tiesiog ištraukiu jas semkas. Parašė jas Fabriks. Kad matėm, kad jūs ištraukėt semkas, a galim jums atsiųst dovanų. Tai va, atsiuntė. Pilną semkų atsiuntė mums. Drasko jau. Kas čia? Oi. Semkų komplektas. Nebegaliu. Susipraustas pirštas. Pažiūrėkit, ko čia tai nešinti. Čia tiek žiek. Halvos. Razinas, Tiek kas čia? halvų. Riešutai kažkokie. Čia ne, čia Dai. žiek rimtai. Kodėl pati parduotuvė nėra čia Pažiūrėkit, naujiena? kiek semkų. Vien semkas. Čia Aš mano naujiena? mėgstamiausias. Semkų dėžė. Žiek, kas čia? Už tiesiog. Aš tiesiog nenorėdams ištraukiau semkų. Pagliaudėt semkų ištraukiau. Atsiuntė dovanų visą dėžę.
Bet tai gerai, aš tokio nesu mačius, ypač šito. Pažiūrėkit, paragaujam šitą. Ką? Paliksim be dantas tiek semti. Nuskils visi dantis. Paragaujam šitą. Nu davai paragaujam čia tą raktą. Ir čia ne reklama yra, mes čia nereklamuojam. Čia tiesiog, atsiuntė mum dovanų, tai su jumis ir išpakavom. Semkas. Gerai, čia toks metaliuks ir čia šitoks dalyks. Gerai. Žiūrėk dabar, kaip čia atidaryti? Tai kaip čia? Galiu padėti. Da. Tai čia jaučiu. Maskadamija geras. Čia gal taip turi. Kaip čia? Ai va. Parodėk. Paragaukim. Na. Putiuvai. Su surumu. Kaip pistacijos kažkas panašus. Su semkom baigta. Ačiū labai jas. Kitą kartą reiks, ką žinau, parodyti kokį mersą naują. Irgi gal parašys, nenori dovanų už tai, ką paminėjom. Aš pavalgiau, tu gali nešti. Pagalvokai už kursio.